Kaip mes nusprendžiam, kad kažkas, kas įpakuota kaip maistas, atrodo kaip maistas, kvepia kaip maistas, kramtosi kaip maistas, yra maisto skonio, iš tiesų yra maistas? Ne, čia ne juokas ir ne filosofinis klausimas. Ši informacija yra labai svarbi sprendžiant, ką mes valgome. Šį klausimą sprendžia ir sveikos mitybos specialistai, ir aukštos klasės šefai savo virtuvėse, tik matyt dėl skirtingų priežasčių. Laikas, kai staiga atsirado daug naujo maisto, saldainių, burgerių, čipsų, limonado, atrodo praėjo labai greitai. Mes labai greitai perėjom nuo peletrūnų ir kriaušių limonadų prie kolos, nuo medaus prie snikerių, nuo rugelių prie briošų, nes taip moderniau, skaniau, o po to prasidėjo ir pigiau. Lyg nenusinuodijome. Jokių būdų nesakau, kad seniau maistas buvo geresnis. Tikrai buvo visaip ir kremzlinius kotletus prisimenu geriau negu norėčiau prisiminti. Bet pasukom ir atgal nostalgijos takeliais. Bet šis klausimas yra apie maisto pramonės raidą apskritai. Mes atrandame vis daugiau galimai nenuodingų medžiagų, kurias sutapatiname su maistu, nors maisto medžiagų jose nėra arba yra labai mažai. O būdo tai suprasti mes neturime, nes visi sensoriniai kanalai gauna patvirtinimą, kad tai panašu į kitus mūsų valgytus maisto produktus, vadinasi maistas. Ir kai užaugame reguliariai valgydami tokį maistą, kaip tada galima atpažinti ir atskirti, kur yra maisto medžiagų, o kur nėra? Taip, žinoma, galime domėtis ir mokytis, galime nevalgyti nieko, kas turi daugiau negu vieną sudėtinę dalį, galime valgyti taip, kaip įsivaizduojame akmens amžių, o buvo žiauriai neskanu ir dabartinės paleo dietos tikrai to neatspindi, nes kaip nepažiūrėsit, nei kultūrinių kviečių, nei kopūstų, nei rūkulų nebuvo. Bet visa tai reikalauja dėmesio ir laiko, kurio ne visi gali skirti. O tada pasitikime maisto pramonę ir tada tenka pasitikėti ir jų verslo sprendimais. Komentaruose rasit straipsnį, kuris mane atvedė iki šių minčių. Nors JAV maisto papildus reguliuoja maisto ir vaistų administracija ir visi maisto priedai turi būti patvirtinti, bet jei gamintojas nusprendžia, kad priedas yra paprastai laikomas saugiu, jis gali to ir nedaryti. O tai gali būti rimtas sveikatos pasekmes sukelianti medžiaga. Kaip pas mus yra, nežinau. Tikiuosi, kad visas jūsų maistas yra skanus ir tikras. Taikos ir ramybės.